Žinome, kad kubinė šaknis iš 5 padauginta iš 5 laipsnių 3/4 laipsnių rodikliai yra 5x. Reikia apskaičiuoti x reikšmę. Rodiklinė lygtelė. Pirmiausiai kubinę šaknį iš 5 užrašome kaip laipsnį. Tai bus 5 pakelta 1/3. Tada dauginam iš 5 laipsnių rodiklyje 3/4 lygų 5x. Dauginant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius sudedam. Taigi mums reikės prie 1/3 pridėti 3/4 ir gausiu 5x. Sudėjus aš gaunu, ką čia aš gaunu? 4/12 pridėti 3 kart 3 9 12 lygų 5x. Gali sudėti tiesiog skaičiuotuvu, aš čia mintinai sudedu. Taigi gaunu 5 laipsnių rodiklyje 13/12 lygų 5 pakelta x. Pagrindai vienodi, reiškia ir laipsnių rodikliai turi būti vienodi. Ir mūsų x yra lygus 13/12.